Šįvakar norėtume pasiūlyti jūs rinktis, burtis pas mus ir siūlyti, ką jūs norėtumėt veikti kartu su mumis. Mes manome, kad būtų labai svarbu, kad rinktųsi jaunimas, kad vyktų jų bendravimas, kad jie nepraleistų laisvalokio, sakykime, laiptinėse arba kompiuterinėje ar kitur, o, sakykime, kultūringai svarstytų savo problemas. Ir bendras mūsų pilaitė, taip pat, sakykime, ir vaikai, ir įvairios amžiaus žmonės. Labas vakaras, gerbėmieji Pilaitės gyventojai, mūsų kaip čia bendražemiečiai, bendrapėdiečiai. Ir tas mūsų šiandieninis spektaklis, tai yra, kaip jūs jau matėt, pavadintas, reiškia, pirmuoju Pilaitės teatru. Gal mes jį pavadinsim ir pagal knygą Pilaitės vaiduokliai. Jūs visi taip aktyviai palaikysit, kaip jūs palaikėte golfo akcijas, taip, kad mūsų Pilaitės inteligentija turi augti, gražėti ir aš nė kiek neabejoju, kad jaunimas irgi ateis čia ir kad ta bus vieta labai kultūringa Pilaitės centre. Tai reiškia, viskas yra galima, nereikia ieškoti, savaimingai atsiranda ir aš skaitau, kad geresnio turbūt teatrui direktoriaus kaip ponas Vytautas nebegali ir būti. Lygiai taip pat kaip mūsų bendruomenės dušelė ar bitelė ponia Janina, iš tikrųjų jinai labai greitai viską tą organizuoja, tam jinai yra pajėgi ir šitą tolerantiška visiems. Bet to reikia pasakyti ačiū ir mūsų seniūnijai, kad jinai suteikia tokias geras sąlygas mokyklai, direktoriui Maneliui ir mes iš tikrųjų šitą panaudojame. Labą dieną. Gerbiama Karolina, linkiu jums jubiliejaus progą būti tokia jaunai, kad ačiū jums už tokias eiles. Reiškia, vadinasi, jūs tiesiog matyto tą dvasią, tą grožį, kuris yra Pilaitėje. Ir žmonėse, ir žemėje, ir vandenyje, ir miškuose, ir tam dangui, kuris toksai yra miškas. O kadangi visuomet būna materialinės vertybės, o aš esu irgi, skaitykime, širdyje Romeo, ar jūs Julieta, čia yra, vadinasi Romeo. Eleksyras, čia meilės eleksyras, čia yra Romeo, o jūs Julieta. Tai Romeo, Julietai dėkoja ir noriu pataiduoti porą vieduoti apie želį porą tūkelį. Man labai malonu, ačiū tau. Iššoko Olželis į Rūtų darželį, iššoko Olželis į Rūtų darželį. Ai, Ir tiesiog, jeigu būtų čia galimybė, jūs galėtumėte ir paveikslą šito piešti. Mama, yra jo mama. Ir kitų mūsų pusbrolių mama, nes jinai yra viena. Todėl teka jums, visko ko geriausio ir ilgiausio metų. Tai labai miela, širdinga moteris ir jos eilės taip paliečia širdį, kad tiesiog atrodo nebegali, tiesiog nėra žodžių, nei pasakyti, nei išjausti. Ir eilėraščiuose tokia meilė, jos graži savam kraštui, tai Pilaitei. Ir taip smagu, kad ji pas mus gyvena, o niekur kitur. Ir tegu būna sveika kuo ilgiau. Ir mums tikrai labai geras su jumis. Ačiū. Ir man labai ačiū. Aš Greta laikinė gyvena. Taip aš jau parašau. Добра зерно. Я знаю, голос тот, другие мою душу, но верить хочется, что и от меня оно.
со смыслом. Шелестит и сыротелая листва, по пригоркам ее ветром носит, бабьим летом кружит, вяжет кружева рыжеволосая дуреха осень. Раздарила золотинки тополям, солнце выкрасило стройные березы, пустотой рассмеялась по полям, и по тучам понавешивала слезы. Разлится черным громом, дождиком по улицам прильется, а захочет, тонкой струйкой зазвенит, и мелодия негаданной зальется. Запах яблок, бергамоты в закромах, по заначкам все припрятывает нос, и дразнит белогрудая зима, рыжевласая дуреха осень. Kadangi turite šarpynį savo, kadangi turite taip pat dvarą, senovinį kunigaikščių Viršilų dvarą. Manau, kad ateityje puoselėsite šitą vietą ir jau dabar puoselėjate, kadangi išsaugojate mišką netoli dvaro, labai svarbu. Tai norėčiau savo kuklų pasirodymą pradėti polone. Šiandien turėsiu pristatyti jūsų pilaitiškių poetų eiles, o tai padaryti, kaip matot, išdėliota visa eilė, jau 4 tomai per 5 metus. Jūsų tiek yra gražių eilėraščių, kad juos visus aprėpti ir susipažinti su kiekvieno autoriu. Čia reikia didelių pastangų ir literatai, ir aktoriai. Ir dabar perėsim prie mūsų poezijos. Sakau, aš labai atsiprašau gerbiamųjų autorių, kad galbūt ne pačius geriausius, kad fragmentiškai išrinkau, bet taip jau, kada nors gal mes padarysim tikrą vakarą. Dabar truputėlį apsakysiu. Vilnius man yra labai mielas, o kadangi aš esu Dalia, tai aš išdrįsiu jums padainuot Balio Dvariono sukurtos operos Dalia arija. Teisybė taip, aš šiandien nesava, prisiminimai jaudina mane. Sudegė neseniai toks namas, kuris prie kino studijos buvo pastatytas, kažkada priklausė kino studijai. Tai būtent ir buvo senų medžioklės Radvilų rūmų lieka. Apie tą giminę galima daug šnekėti, bet šiuo metu pasiklausysime, kągi sukūrė Vilniaus kaštelionas Motiejus Radvila.
rimtam renginy. Šį vakarą mes susirinkom tokiu laiku, kai atėjo pati didžiausia metų šventė, pačiu tamsiausiu metu. Dėsime rimtai koncertuojančios muzikos akademijos giesmių tarnai ir muzikos baletą. Ir taip pat dalyvaus dvi vokalistės muzikos akademijos, Indrė Tomsonaitė ir Aušra Šivickytė atliks kiekvieną savo autorinės dainas. Kartu šitam renginy dalyvauja ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos rėmimo fondo